Sveiki visi, kas atsidūrėte čia ir dabar. Ir jums dabar Taro kortų žinutė, pranešimas jums, visatos pranešimas jums. O žiūrėsim šiandien temą. Vyras, kažkoks neramus tapo. Ir jums, kažkas čia su juo neaišku. Jūs taip žiūrit į jį, kiekvieną vakarą, kaip ir kartu, taip, kaip ir po darbo laiką praleidžiate kartu, taip namuose, bet jis toks kažkoks neramus, kažkas su juo ne taip. Kaip bendrauti nesinori, kaip nusisuka nuo jūsų, kaip ir kažkaip susimąstė, galvoja apie kažką. Pažiūrėsim tokią temą. O ką jis ten savo galvoja? Taip. O jūs būtinai spauskit apačioje po šio video mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį vartelį. Nes tik tokiu būdu Taro kortų būrimai. Šitie video jums bus lengvai pasiekiami. Ir dabar žiūrėsime. Ir kas čia dabar vyksta su juo. Pažiūrim. Kas čia tarp jūsų? Kodėl jūs taip galvojat? Kas yra dabar? Pažiūrėkit, kaip ir vyrukas kažkaip juda į priekį. Kaip jis dėl pinigų galvoja kažkokių. Galimas toks variantas. Arba trūkumas pinigų. Arba jis jaučiasi, kad galbūt jis mažai uždirba to pinigėlio. Vat kažkoks jausmas jame yra, kad jam trūksta to pinigėlio. Suprantat? Ir jis dėl to pergyvena. Čia žinot, kaip labai panašu, kaip vyrai kitą kartą. O gal jūs dar kažką jam ten leptelėjot, kad kažką man reikia, tu nieko negali nupirkti man, ar pinigų vis neturim. Ten draugė jau į kelionę, dar jau kelintą kartą važiuoja, o mes ir vieno negalim nuvažiuoti į kelionę kažkur taip atostogauti. Galbūt jūs jam pasakėt, o jis toks paėmė ir užsidarė, suprantat? Paėmė, o jam nesiseka kaip tik dabar. Tai labai panašu, kad jam nesiseka. Labai panašu. Žiūrėkit. Tokiu atveju aš kviečiu, kaip tik korta ir namų kvapai, Elana, amuletas jūsų namams. Namų kvapai tai yra gerovės pulsas. Kvapas, kaip tik skirtas pagal jūsų situaciją. Kai trūksta pinigų namuose. Tikslai nepasiekiami. Niekaip negali vyras jūsų pasiekti tikslą. Taip? Arba jūs kaip moteris. Kas jam gali padėti kaip ne jūs? Jūs kaip moteris. Turit pastumti jį kažkaip, kad jis veiktų. Jūsgi tas kaklas, o jį galva. Taip, jis galva, o jūs kaklas. Tai va, žiūrėkit, namų kvapai Elana. Mano puslapė elana.lt. Užeikite į skiltį amuletai. Ir ten rasite šios nuostabius kvapus, kurie veikia kaip amuletai. Kaip jie veikia, kaip naudoti, galit mantros pagalba, galit maldą savo sukurti, galit meditaciją. Bet aš visada sakau taip, kad šie kvapai veikia ne tik jūsų tą gaivina orą, taip, išvala jūsų orą, o dar ir įsiskverbia, taip, į jūsų vidų. O jeigu ant šio orą dar uždėti jūsų pačios tą mantrą, vyras atėjo į namus, užuodžia kvapas, koks nuostabus, o jis nežino, kad ten jūsų mantra, įsivaizduojat? Taip, būkit gudresnis. Ir viskas. Ir nereikia jokių burtų, jau automatiškai viskas vyksta, bet svarbiausia, gera nuotaika, mantra, jūs ramy, tikėjimas jūsų. Veikit, įsigykit šios puikius nuostabius kvapus savo, į savo namus, savo laimiai, džiaugsmui ir ramybei, pinigams, santykiams ir meiliai. O mes žiūrim toliau, kas čia vyksta pas jūs, žiūrėkit dabar. O, ir jums, viskas aišku man su jumis, ir jums trūksta tų pinigų. Matot? Pati visata jums nori pasakyti. Namų kvapai. Ne veltui aš kūriau jas ir stengiausi, taip? Reiškias, visata pati sako, kad jie veikia. Tik naudokit. Ir jums trūksta pinigų, nes jūs nesijaučiat šeimininkė savo gyvenime. Jūs nesijaučiat, kad jūs čia aprūpinta tokia, taip?
Kai nėra pinigėlių, gerai yra meilė, gerai yra namai, gerai tas yra gerai, bet, pinigėlių, kai nėra, irgi blogai. Taigi veikiami mes esame šito viso. Taip, nusivylimas didelis. Nusivylė. Jūs nusivylė, jūs žinot ką? Jūs atrodytų, kad jau pasiruošę skirtis netgi. Taip, skyrybos. Jau viskas. Jau susiruošėt skirtis, viskas. Pinigų nėra skiriuose. Taip, galbūt ir ne tik pinigai čia įsimaišė, vis dėlto matyt, taip, pinigai užima tą pirmą vietą, antroji vietai. Pasimetė tarp jūsų, jam trūksta jūsų vyrui, pasimetė, žinot, kas tarp jūsų, tą tokius, pasakyti, abipusę tokią meilę, nuoširdį, žinot, švelni, kaip 18 įsimylėjimas, to dingsta, kaip atrodytų tarp jūsų, taip, tai irgi pabandykit tiesą. Širdies troškimas, raminanti simfonija, namų kvapai, padės jums atgaivinti meilę namuose. Bet kurį kvapą, imkit, viskas tinka. Dabar taip, ir jūs dabar blaškotės, neramumai tokie, žinot, kaip tas pamatas jūsų namų ir santykių griūna. Vieną dieną į vieną pusę jūs nuneša vėjas, kitą dieną į kitą pusę ir nežinot, kokį sprendimą priimti ir aplamai ką galvoti. Ką galvoti, jūs jau prikuriat savo, pasakykit savo tiesiai šviesiai, jau prikuriat bet ko. Jau ir kita, kad yra, kad ir kita moteris yra, ne, ir kad nemyli. Taip, ir vėlgi pilys griūna. Norai dūžta jūsų, jūs tikėjotės daug daugiau šitų santykių, o dabar kaip norai jūsų dūžta. Bet suprantat, šitą kortą sako taip, kad na ir kas. Taigi galit pamatyti, reiškia, tie norai jūsų, nebuvo jie tikri. Reiškia, tie norai buvo išgalvoti, tie norai netitiko jūsų realybės. Tegul griūna, sako korta. Bet jūs tada automatiškai atsidursit ant žemės ir pamatysit. Pamatysit, o iš tikro, kiek tas jūsų žmogus sugeba, kaip sakant, įnešti to materialios tos gerovės į jūsų namus, į jūsų šeimą. Galbūt reikia pagalbos. Gal žmogus pervargęs, jis daugiau negali, suprantat? Tokie dalykai. Žiūrėkit, ir jūs visai ne apie tai galvojate, jūs ne ten savo tą dėmesį nukreipiat. Jums reikia ne apie blogį galvoti, o apie kaip susivienyti atvirkščiai, kaip tapti vėl šeima, kaip džiaugtis, kaip būti laimingais. Suprantat, korta sako? Gerai, išklausim. Taip. Sukurkit meilę, bandykit kurti tą patarimas kortų, nebijokit pratesti pagalbos ranką per meilę. Per meilę, kažkaip per meilę, suprantat. O jums norisi atvirkščiai vis kažkur įnikti į tą tokį negatyvą, apkaltinti žmogų esantį, tą negatyvą įnikti, kad viskas blogai, kad per jį viskas blogai, kad jūs jį pasirinko, to nieko nesiseka. Tai tokios nesąmonės jūsų galvoje. Ir nieko gero. Taip, sprendimo kažkokio trūksta. Kokio sprendimo trūksta? Aš sakau taip visada. Pirmiausia, jūs save atkurkit, taip iš vidaus. Tame ir padės jums kvapai, atkurti save iš vidaus, pasinerti į save, per mantrą, per meditaciją, su kvapų pagalba. O paskui planuokit savo veiksmą, savo žingsnius. Nes jeigu jūs sėdėsit, niekur jūs nenueisit. Jums reikia žingsniukus daryti. O ta korta sako, kad reikia žingsnių, reikia plano. Tai jūsų galvoj plano. Ne tokia didelė, bet planiuką reikia turėti, kaip pasiekti savo rezultatą. Ko jūs norit šioje situacijoje. Jūs turit tikslą, ko jūs norit. Ar jūs dabar tik pykstat, suprantat? Pagalvokit savo. Reikia 3 žingsnių. Kokie tie 3 žingsniai ir ką jums daryti? Kad pasiekti tų pinigų, santykių puikių ir meilės,
rašykite man asmeninę žinutę. Vat paprastai rašykite, ten galite Instagramą, į Facebooką rašyti, čia galite rašyti. Arba užeikite į mano puslapį elana.lt. Taro kortų būrimai. Užsakykite taro kortų būrimą ir mes kartu viską pažiūrėsime. Kokie tie 1, 2, 3 žingsniai, kad jums pasiekti to, ko jūs norit. Suprantat? Viskas paprasta, viskas lengva. Užsakykit taro kortų būrimą ir mes viską išspręsime kartu. Tikrai aš jums padėsiu. Taro kortų būrimą galite rinktis bet kurį, kuris jums patinka. Aš siūlyčiau susitikimą per Messengerį. Tai būtų valandą kokią imkit. Norit mažiau, taip, bet kuo daugiau laiko, tuo mes turėsime laiko su jumis padirbėti. Suprantat? Ir išsiaiškinti jūsų visą pilnai situaciją. Tai va. O aš linkiu jums sėkmės, o kortos ką jums linki? O, kortos jums linki tūzos taurių, meilės, laimės, džiaugsmą ir tikėjimą, kad viskas bus gerai. Pradėti iš naujo reikia. Kaip tą padaryti, aš jau pasakiau. Rašykit man žinutę ir mes užklausiam taro kortų, kaip jums tapti laimingai.